Jeigu manęs kas prieš porą mėnesių būtų paklausęs, ką nors apie Libiją, aš būčiau atsakęs taip kaip kolegos. Štai maždaug tokius dalykus aš būčiau irgi susakęs ir praktiškai daugiau nieko. Bet prasidėjus įvykiams Šiaurės Afrikoje ir kitose arabų šalyse, aš sakau taip, Žalgirio pasipriešinimo judėjimas mane išsiuntė į žvalgybą. Į pasaulio informacinį laiką mane išsiuntė kaip žvalgą ir aš 2 mėnesius dirbau tenais. Juodai dirbau. Aš žvalgiau internetinę erdvę, aš žvalgiau televizinę erdvę, aš turiu galimybę matyti satelitinius kanalus. Aš žvalgiau popierinės spaudos erdvę internete. Ir štai ką šiandien jums galiu pristatyti. Savo žvalgo darbo rezultatus. Kaip gyvena libiečiai. 2008 metų prekybos balansas, užsienio prekybos balansas yra maždaug 40 milijardų dolerių. Plius Lietuvos prekybos balansas yra minusinis visada. Čia palyginimas. Gyventojų ten yra tik 2 kartus daugiau negu Lietuvoje. O biudžetas, kaip sakiau, užsienio prekybos balansas yra plius 40 dolerių. Ne tik nafta, dujos, bet ir kitokios eksportuojamos kitos ekonomikos šakos dirba. Bet pagrindinė nafta ir dujos. Toliau, ką jie daro su tais pinigais? Iš tikrųjų, algos, pensijos, pašalpos yra maždaug tokios kaip Lietuvoje, tik doleriais. Tai kitaip sakant, ne mažiau kaip 2 kartus daugiau libietis gauna pensijos, pašalpos ir algos negu lietuvis. Toliau, tas dar mažai ką sakytų, bet ten yra dotuojami maisto produktai ir pagrindiniai maisto produktai praktiškai nieko nekainuoja. Benzinas kainuoja kapeikas, daugiau negu 10 kartų pigiau negu Lietuvoje. Nemokamas mokslas, nemokamas gydymas, priedai perkant automobilį, priedai perkant butus. Užtat ten tokios geros mašinos. Jeigu kas matot Libijos televiziją, o per Hotberdą ir Astros palydovus jūs galit matyti Libijos kanalus televizijos. Atkreipkite dėmesį, kokiom mašinom jie važinėja ir mosuoja tom vėliavom iš tų mašinų. Tai čia viskas yra dėl to, kad yra, tokio pragyvenimo lygio Afrikoje niekas neturi, išskyrus galbūt Bahreiną, Kuveitą, kur ten dar specifinės sąlygos, dar specifinės. Dabar žiūrėkit, ten yra grandioziniai pasirodo projektai. Keliai nutiesti puikiausiai, elektros linijos. Buvo bandoma jau kontraktui sudaryti geležinkelio linijos, bet vienas ypatingas projektas ten yra padarytas. Ten yra dykuma, pagrindinė dalis Libijos yra dykuma. Ir ten trūksta vandens. Ir pasirodo, jie nuo 80 metų daro didžiulį projektą. Ir iš pietų, iš Saharos, kur po Sahara yra didžiuliai vandens telkiniai, jie atvedė požeminės upes į šiaurę, ten, kur gyvena visi žmonės pagrindė pajūrį. Tai yra grandiozinis projektas įvykdytas pačios Libijos jėgomis, neimant jokių kreditų iš jokių bankų. Aišku, turint tokius pinigus, lengva suktis. Tai štai, plius gyvenama statyba. Grandiozinė gyvenama statyba. Toliau, ką aš sužinau, kaip yra valdoma Libija. Ten nėra jokių partijų, ten nėra rinkimų įprastamų prasme. Ten yra pats žemiausias lygis gatvės komitetas. Toj gatvėje žmonės susirenka ir išsirenka atstovus į gatvės komitetą. Gatvės komitetas renka atstovus į miesto komitetą. Ir taip eina iki generalinio liaudės kongreso, kuris ir yra pagrindinis įstatymų leidėjas, vyriausybės formuotojas ir panašiai. Kitaip sakant, yra pilna demokratija. Biudžetas taip pat yra nuleidžiamas didžią dalimi tuos komitetus. Ir tiek gatvės komitetas, tiek miesto komitetas savo kompetencijos ribose ir sprendžia, kaip tos pinigus panaudoti. Ir čia iškyla klausimas. Raštingumas yra beveik 100%, jaunimo tarpe jis yra beveik 100%. Taigi, taip sakant, Afrikos, didžioji daly Azijos ir didžioji daly Europos mažai kas geriau gyvena. Mažai kas geriau gyvena. Ir iškilo klausimas. Atsiprašau, kokio velnio tada ta revoliucija ten kilo, ar ne? Natūraliai. Bet aš tada,
kaip žvalgas, ką aš jums turiu pranešti. Kad ten jokios revoliucijos ir nėra. Jos ten ir nebuvo. Tai yra didžiulis skirtumas palyginus su įvykiais Tunise, Egipte arba Jemene, kurie dabar vyksta. Tai yra visiškai kitos priežastys. Bandžiau išsiaiškinti tas priežastys. Raportuoju jums. Libija yra gentinė valstybė. Ten yra masė genčių, kurios šimtmečiais viena kitos nekenčia. Ir būtent Kadafio nuopelnas ir yra, kad jis sugebėjo 40 metų tas gentis vienokiu ar kitokiu būdu, taip, autoritariniu būdu, diktatūriniu būdu laikyti savo rankose. Ten yra 3 pagrindinės dalys, jeigu žiūrėti administraciškai. Tripolitanija, su Tripoliu ir sostinė taip pat, kur gyvena virš milijono gyventojų. Tai yra vakarinė dalis. Tai yra Kirenaikė, Benghazė sostinė, kur gyvena 600 tūkstančių žmonių. Ir vidury yra Fesana. Tai yra beveik vienos dykumos, ten gyventojų yra nedaug ir jinai nevaidina didelės reikšmės. O va štai tas Tripolitanė ir Kirenaikė yra didžiulė nesantaika nuo labai senų laikų. Man tai matyti, jeigu aš teisingai suprantu, peršasi palyginimas su Ukraina. Vat kaip yra rytų Ukraina ir yra vakarų Ukraina. Ir yra irgi visiškai kitos civilizacijos, kitos kultūrinės šaknys, religinės šaknys. Ir ten yra didžiulė nesantaika, tai kažkas panašaus yra ir Libijoje. Palaukit, jeigu jūs mane kvietė, tai... Viskas tvarkoti. Kolegom irgi laiko palikti. Aš tai pasakysiu pačius pagrindinius dalykus. Dabar žiūrėkit, ten reikia žinoti. Ten yra daugiau kaip 50% gyventojų jaunimas. Jaunimas, kuris turi geras pašalpas, kuris turi maisto, turi kur gyventi ir neturi ką veikti. Plius ten yra islamas, ten yra sausas įstatymas, ten nėra pramogų, ten nėra to gyvenimo, kurį jie mato kitoj Viduržemio jūros pusėje. Ir aišku, jie nori to paties gyvenimo, tokio linksmo, pramoginio, kuris yra jų manimo Europoje. Jie nesugeba įvertinti savo gerbuvę materialinį, kurį jie praras, gavę tą galimybę linksmintis. Ir jie yra labai lengvas laimikis tiems, kurie norėtų juos panaudoti vienai par kitai. Toliau ką reikia pasakyti? Labai svarbus faktorius. Prie 6 milijonų gyventojų ten yra daugiau kaip 1 milijonas užsienio darbininkų. Kitaip sakant, libietis nenori ir nemėgsta dirbti. Už juos daugelį darbų dirba užsieniečiai. Ir štai, kai mums rodė tuos pabėgėlius pirmomis dienomis, tai ten buvo jokie ne Libijos pabėgėliai, ten buvo tie dirbantys žmonės, užsieniečiai, kurie, kada darbas visas išnyko, kada užsienio kompanijos visos išvažiavo, jie turėjo eiti namo tiesiog. Bet didelė dalis jų ten liko. Didelė dalis jų ten liko. Ir tai ir geras laimikis tiems, kurie norėtų ką nors užvirti tam katile Libijos. Dar vienas dalykas. Labai įdomus faktas, kurį aš jums kaip žvalgas iš informacinės erdvės pranešu. Pasirodo, Irake, Afganistane, Al-Qaidos karių tarpe tretieji pagal dydį, tai yra kilę iš Kirenaikos žmonės. Bet iš tų genčių, kurios priešinosi šiandieną Kanadai. Iš ten yra nemaža dalis Al-Qaidos kovotojų, kurie pasklinda po artimuosius rytus. Labai įdomi informacija buvo sužinoti. Taip, ir ne veltui viskas prasidėjo, aš to ir baigsiu. Viskas prasidėjo vasario 17 dieną, kuo? Tuo, kad netikėtai, būtent rytuose, būtent Kirenaikai, būtent Benghazijai, o pats pirmas aktas buvo tokia Al-Baida miestas, išėjo netikėtai toks neiškaus lauko žmonių būrys, pradėjo deginti policijos komisariatus, užpuolė policiją ir 2 policininkus papuolė. Ir po to prasidėjo visas šitas, jis plėtėsi. Pirmomis dienomis apie 150 policininkų buvo nužudyti. Ir policija paliko tos miestus, kariuomenė nesikišo, čia bus aš vėliau šnekėsiu, kaip visą tai vyko, kad neužteks. Bet štai ką aš sužinojau apie pačią Libiją ir apie pačią konflikto pradžią. Toliau ne.